angelai ir dvasios padeda Artūrui traukiant kalaviją, ragina jį, duoda jam patarimus, gieda, uždega jį, dėsto gyvenimo tiesas, meldžiasi. Ilga amžinybės sekundė. Jis nemenkiausiai neįsiveždamas ištraukia kalaviją iš akmens. Žiūrėkite, jie sėdasi kartu ir karalius šypsosi jam. Jisai skausmingoje pilyje užmušė bronzinį milžiną. Jisai skausmingąją pilį pavertė džiaugsmingąją. O daugybė kitų šypų. Mūsų vis daugyn ir daugyn. Nuolatos klausinėjai tą savo Merlino patarimą, tarsi jis viską žinotų. Aha. Tu jam pavydi? Ne. Kaip ten bebūtų, bet jis mus suvedė. Garbė, dorybė, teisingumas, už kurį mes turime atsakyti. Ištikimybė ir narsa. Tu manai, kad dėl to riteriai nebekovos? Karaliau Artūrai. Jeigu užmušė seną riterį, žiūrė mirtinai kalba seną riteriui. Dabar aš esu riteris. Aš nenoriu nieko girdėti, tik tai tavo balsą ir nenoriu nieko matyti, tik tai tavo gražų kūną šalia mane. Bet juodas vežimas, jisai prikrautas lavonų. Pažiūrėk į mane. Tu jam persina, tu jam netiki. Ką mes čia galėtum padaryti? Na, arčiau būčiau metus aš tavei tą šolinį. Išlysk! Aš laukiu! Visas miškas kikena. Pro besisklaidantį rūką veriasi tuščias, nuo speigo aidintis peizažas su užšalusia pudra ir padrikais, plikais medžiais. Ant ledo stovi žvejų karalius, sulinkęs senas vyras. Jis stovi ten jau taip seniai, kad jo pečiai storai nukloti sniegu. Jis laiko įmerkęs meškerę į ledo eketę. Nužudyk mane. Kas tau atsitiko? Pasiimk savo peilį ir išpjauk mano širdį. Aš girdžiu tave kalbant, kad aš to nesuprantu. Pakelk bent kartą dailios damos sijoną ir pažvelk tenai. Pažvelk. Gal tavasis gralis glūdi tenai. Ten lobių uola. Įkišk ten savo galvą. Tavasis gralis tenai. Kartą įlindęs, tu daugiau niekados nebenorėsi išlyst atgal. Nors aš norėčiau suvaidinti švelnią mergaitę. Pratipenti va taip smulkiais žingsniais. Visas spalvas sugrįžta, kaip matėm. Dėmesys peteliškių margas, švytintis peteliškių dėmesys seka man iš paskos. Aš bėgu, tačiau jos visą laiką sukas aplink mane. Tu nori mane supykdyti? Mes susilažinom. Mes susilažinom, kad seras Lancelotas. Ne, kad karalienė Ginevėra. Ginevėra ir Lancelotas. Lažybos, loterijos ir sportas, tai yra jūsų užsiėmimas. Aš jums tai draudžiu. Žinote ką? Man kilo mintis. Atiduokim visą tai žmonėm. Ką, kaip pas man? Įsivaizduojat, kaip jie džiaugsis. Kaip jie žiūrės į viršų. Kaip jie mus mylės, ką? Kaip jie mylės mus. Nebegalite tai žiūrėti? Tikriausiai norite grįžti į savo kambarį. Oi, kokia gera intonacija. Ne, aš nebūsiu tavo jūsų Žmona, idealu. Dar reikėtų pridėti niekada atitinkamai mostel, tik neperspauskite nedėliai miniai. Gerai? Taip!
O, šitas rezignacijos gestas tai tikina. Va čia tai tikina. Senstati dama, kuriai krėjo jos vyras, pasinaudoja progą dar kartą pasismaginti su jaunu meilužiu. Na! Argi jis yra gražus, ką? Argi jis yra gražus mirties angelas, ateik. Mano mirtinas priešė, kuris mane norėjo. Taip, aš norėjau matyti tave liepsnojančią. Tu verčiau turėsi tiek ant malkų krūvos, negu galėt ant zloto glėbyje. Taip, aš tave myliu. Aš esu Dievas. Aš esu meilė. Niekas nebaisu. Visa yra tik džiaugsmas.